mūsų svečias iš Microsoft Lietuva, šį kartą jau iš Microsoft Lietuva, pagaliau. Nu ir gal papasakokite apie save. Ką jūs darot Microsoft'e? Taip, pirmiausia, aš esu Valdas Markevičius ir Microsoft'e dirbu jau 7 metus. Prieš ateidamas į Microsoft'ą dirbau Ericsson Lietuva, švedų kompanijoje, kur yra taip pat didelė korporacija, aišku, su kita galbūt vidinė kultūra, tai yra skandinavai, čia yra amerikiečiai, iš tikrųjų skirtumai juntami, bet vėlgi principai yra išlieka tie patys, verslo principai, požiūriai į darbą, požiūriai į žmogų ir taip toliau. Atėjau į Microsoft kaip account manageris komerciniam sektoriui, tai yra turėjau savo sritį stambus korporatyviniai komerciniai klientai, pradedant mažmenininkų, bankų, energetikos. Šitoje pozicijoje dirbau porą metų ir po to patapau korporatyvinių klientų ir viešojo sektoriaus ir partnerių grupės vadovas. Nu, daug. Jo, tai yra toks ilgas pavadinimas. Bet iš tikrųjų vėlgi, tai yra suvokimai, tai yra paprasta, tai yra vėlgi stambiosios Lietuvos įmonės, pačios didžiosios, visas viešasis sektorius kartu su švietimu ir žinoma partnerių grupė. Tai buvo padalinys, kuriam aš kuravau ir tarkim prieš metus vykstant tam tikrai reorganizacijai aš patapau pardavimų vadovas Lietuvai, taigi atsakingas už visus segmentus Lietuvoje, Microsoft pardavimo prasme. Tai mano tokia trumpa istorija. Jo, mes šiandien matėm per keynote, per atidarymą, kad jūs įtikinėjat Microsoft partneriams prizus. Dabar kaipgi žmonės, kurie ateina, kurie šiandien gal negavo prizų, bet jau jie morališkai ruošiasi ir taip toliau ir nori gauti kitąmet, kad tapti ten. Ką jie turi daryti? Jo, tai jeigu atkreipėt dėmesį, buvo visai eilė nominacijų ir jos buvo skirtingos ir galbūt iš pirmo žvilgsnio atrodytų tai, kad yra grupė partnerių, kurie jau senai dirba, kurių vardus mes senai pažįstam ir tik jie galėtų gauti tas nominacijas. Na, iš tikrųjų tai nėra tiesa, taip yra tam tikros nominacijos, kaip tarkim geriausias licenzijavimo partneris. Tai vėlgi matavimas yra paprastas, kas daugiausiai parduoda matavimo licenzijų. Nu ir matomai jau šitą nominaciją vėlgi, ko gero, išidėtų kažkuriam tai partneriui, kuris jau senai dirba su Microsoft. Bet vėlgi, tarkim, buvo tam tikros nominacijos, kurios skirtos programų kūrimui, programų diegimui ir jeigu atkreipė dėmesį, iš tikrųjų net tokie populiarūs vardai buvo pasirodę ir buvo nominuoti. Taigi, ta prasme, vėlgi pas mus atsiranda naujas development platformos arba nauji įrenginiai ir nauja aplinka, kur galima daryti development. Tas pats Windows 7, galbūt Windows 8 dabar bus, kur aplikacijos kūriamos ir iš tikrųjų yra jaunos, energingos kompanijos, kurios kūrė, kurios stengiasi publikuoti viešai tas savo aplikacijas. Tai vėlgi, aš manau, tai atveria duris daugeliu ir jaunų partnerių, kurie tik tai pradeda dirbti, tiems patiems developeriams, kurie kaip ir fizinis asmuo galėtų tai savo įmonėlę sukurti ir kažką tai kurti, plėsti savo paslaugas ir gali būti nominuotas. Taigi, ta prasme, kriterijai pakankamai aiškus, tik tai reikėtų įsivardinti savo, ko aš noriu siekti. Kaip ir matėt, matomai, iš tikrųjų spektras labai platus, ką mes siūlom ir visko nepriims ir ne vienas iš tų mūsų esamų partnerių iš tikrųjų visose srityse yra stiprus, ne, vieni koncentruojasi vienoje vietoje, kiti antroje, treti trečioje, tai tiesiog. Nu, o nuo ko reikia pradėti? Gal patarsit, kaipgi, jeigu žmonės kol kas arba dar galvoja prašyti kažkokį programas, arba galvoja tapti jūsų partneris, Microsoft partneris, nuo ko vertėtų pradėti iš pradžių? Kelias vėlgi, ta prasme, man rodos, kad mano kolega Andrius turėjo parodyti skaičius, kiek yra pas mus MCP, kiek yra Gold partnerių, kiek yra sidabrinių partnerių ir kiek yra sertifikuotų partnerių. Pirmiausia, mums reikėtų įgauti partnerystės statusą, tam, kad bent jau mes galėtume pradėti kartu dirbti, bendradarbiauti. Vėlgi, sertifikuotų žmonių pas mus yra, kurie yra
išsilaikė Microsoft egzaminus virš 2500, tarkim, partnerių registruotų yra virš 400, kas yra Lietuvai pakankamai daug ir žinoma, auksinių 25 rodos ir sidabrinių apie 40 partnerių. Vėlgi, tai yra, natūralu, kad auksinis tai yra aukščiausias lygmuo, sidabrinis, po to registruotas. Tie laipteliai yra pakankamai aiškiai įvardinti. Partneriai, kurie jau turi tam tikrą mūsų statusą, jie turi galimybę bendrauti galbūt su mumis tiesiogiai, su mūsų partner account manageriais, kurie tikrai patars, pakuruos, už rankos pavedžios, ką reikėtų padaryti ir kokią galbūt kryptį pasirinkti, nes kartais ateina žmogus idėjų pilnas, bet vis tik kur jam judėti iš tikrųjų. Ir vėlgi, kaip aš savo keynote rodžiau, kad yra kryptys, į kurias mes investuojam kaip Microsoft, arba kad mes matom, kad tai yra perspektyvi kryptis. Tai žinoma ir marketingo palaikymas, ir investicija į R&D. Tai kodėlgi, tarkim, partneriams eiti kažkur tai savo keliu, jeigu mes tiesiog nurodom kelią. Tai vėlgi, bendraudami kartu su, kreipkitės į Microsoftą, į mus, mes tikrai susėsim kartu, patarsim, galėsim sumodeliuoti kažkokį tai net verslo planą, kaip judėti į priekį. Gal žmonės nežino, kokius beneficai, kokios pliusai galima gauti, pavyzdžiui, nuo Silver partner, Gold partner, kodėl jie ten skiriasi? Aš galbūt negalėčiau išdetalizuoti, kadangi ten yra visai reikalavimų, bet žinoma, kiekvienas partnerystės lygmuo duoda atitinkamai tam tikrą naudą. Tai yra, tarkim, galų gale tos pačios programinės įrangos, kurią partneriai galėtų naudotis nemokamai. Tam tikras kiekis licenzijų, tarkim, ir tam tikrose srityse, kurie galėtų naudotis savo reikmėms arba, tarkim, programų kūrimui arba sprendimų kūrimui. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, įmonės, tarkim, kurios ieško išskirtinumo rinkoje, jie turi tam tikrą galbūt konkurencinį pranašumą. Žinoma, jeigu partneris turi kompetenciją tam tikrose srityse, jeigu jisai dalyvauja ar viešam konkursą, ar eina pas kokią stambesnę komercinė įmonė, parodo, štai mano sertifikuoti specialistai, mano turimos žinios būtent šitose srityse. Natūralu, kad klientui pasirenkant jam bus žymiai didesnis stimulas rinktis tą partnerį, kuris iš tikrųjų sertifikuotas, o ne tai, kad mes geri berniukai mokam viską, darysim viską, ta prasme. Kada? Jau rytoj viskas bus, tokį pinigėlį mes... Taip. Ir iš tikrųjų, ta prasme, kas gerai galbūt, kad jau mūsų rinka, jinai šiek tiek išaugo iš tų marškinėlių, kad tiesiog gerai jūs sertifikuoti, bet, sorry, jūs brangus. Va čia man pasiūlė pažįstami žymiai pigesnė paslauga ir iš tikrųjų, ta prasme, įmonės labai daug yra pasimokusios. Vis tik ta kompetencija kainuoja, investicija į laiką, investicija į žmogų, jinai kainuoja ir turi vertę. Tai matomai vertė ir tų statusų. Tai be abejo, nes daugelio, kur konkursai vyksta, visada būtų parašyti, jau 90% būtų parašyti, kad įstaiga arba žmogus turi, kurie atlikinės tą veiksmą, turi turėti ir jau paliekti arba jis turi turėti ten IT Pro sertifikatą, jeigu iš įstaiga, tai vėlgi partneriai, partnerystė ir taip toliau. Tai be abejo, šitoje vietoje tai daug iš karto sės, sakys, kad tokie jūs negali dalyvauti, todėl kad jūs neturite tam tikrą sertifikaciją ir taip toliau. Tai ačiū Jums. Aš manau, žmonės, kurie galvoja, ar tapti partneriu, ar kažkaip judėti į tą priekį, jau dabar pagalvos, tikrai mes tai galim pinigėlius ten laimėti konkursų daugiau. Ir konkursai, ir vėlgi, aš manau, nauda ta, kad Microsoft yra ta kompanija, kuri iš tikrųjų žiūri į ateitį, tai kad mes dirbam šiandien. Tai tikrai kursime, investuosime į savo žmonės, investuosime į partnerių ekosistemą. Ta prasme, ir jeigu jūs su mumis, tai tiesiog jums galbūt šiek tiek lengviau bus gyventi. Kaip visada. Ačiū Jums labai.